Valstybė yra savo prisiskyrusi begalę reguliavimo funkcijų. Reguliavimas dažnai srityje yra per daug detalus ir smulkmeniškas. Tiesiog bandoma sureguliuoti kiekvieną žingsnelį, kiekvieną kryptelėjimą, kurį daro žmogus. Tuo pačiu reikia aiškiai vardinti, kad įstatymų ir tvarkų įvairiausių reguliavimas yra kartais vienas kitam prieštaraujantis. Be teisinio išsilavinimo perskaityti ir suprasti teisės aktą tampa nebeįmanoma. Tuo pačiu reikia pasakyti, kad įstatyminis teisinis reguliavimas kartais būna vienas kitam prieštaraujantis. Nesutampa tvarkos, taisyklės, vienam teisės akte parašyta viena, kitam kita, o žmogui jos reikia vykdyti. Kaip vykdyti tos teisės aktus, jeigu jie vienas kitam prieštarauja? Derinimo ir leidimo gavimo procedūros yra ilgos, ištęstos, jos kainuoja labai brangiai, reikalauja papildomų specialistų, samdymo ir taip toliau. Su tuo susijęs ir valstybės tarnautojų skaičiaus didėjimas. Matau, kad vis didesnė dalis įvairių organizacijų, reguliuojančių organizacijų biudžetų skiriama administravimui. Per pandemiją mes pamatėm, ką reiškia valdininkų atsitolinimas nuo žmogaus. Praktiškai paskambinti konkrečiam specialistui tapo neįmanoma. Kokia yra išeitis? Aš manau, kad iš tikrųjų reikia peržiūrėti valstybės funkcijas, jas supaprastinti arba suprastinti, na ir be abejo teisės aktų kodifikavimas arba jų peržvelgimas, dalies jų atsisakant normų, dalį sutvarkant taip, kad nebūtų tarpusavio prieštaravimų, čia yra iš tikrųjų labai svarbus darbas. Valstybė ir jos tarnautojai privalo dirbti žmogui, ne atvirkščiai.